Taigi, sveiki visi, čia matote mano ir Dovilės motociklus ir mes nusprendėm sudalyvauti Hardenduro fiestoj ir čia Dovilė pasakoja, kaip mes atrodom prieš važiavimą. Čia pasidarėm nuotraukytę, mūsų išlydė, treneriukas mano sako sėkmės ir žodžiu, štai mes čia startuojam į Hardendurą. Šią frazę, kad nesimato mūsų navigacijų, mes girdėsim ne vieną kartelį ir tai kels trikdžių, bet bus visai linksma. Kur mes esam tenai? Jo. Gerai viskas bus. Renginyje buvo fotografų, kaip matote, va čia kairiai. Ir labai tikiuosi, kad bus daug gražių nuotraukų ir va, žaibuką duodam. Duodam žaibą. O Dieve, o Dieve, o Dieve. Štai čia mus motyvuoja, kad nebėra mums ko bijot, nors žinokit, kosmiškai baisu buvo, bet aš jaučiuosi be galo drąsi, kad mes su Dovilė pasiryžom šitam iššūkiui ir visgi startavom tam harde. Aišku, čia tas finišui nelygus, bet buvo tikrai labai smagu. Taigi, šiek tiek apie pačias varžybas, tai žodžiu, soft ir hard maršrutai tai yra turistinės klasės, kur važiuoja įvairūs offroadiniai motociklai. Veikia tavo GPS-as! Ne, reikia sustot biškį pastartuot. Tai einam ten, už pervažos. Pavyzdžiui, soft klasėje pelkių arba sunkiai veikiamų vietų nebūna, pagrindė žvyrkeliai ir miško keliukai, poligonai, smėlynai ir šiek tiek asfalto. Šį kartą maršruto ilgis buvo apie 130 km, o pavyzdžiui, harde tai buvo darbinis ir techniškas maršrutas ir apie 100 km. Čia galime įvardinti kaip mūsų startą, kad jau mes pradedam visą šitą mūsų tripuką. Iš pradžių važiavom su softais, nes gavosi maršruto dalis, kad važiuojam visi kartu ir matote, neskuba žmonės šičia, pavyzdžiui, mes per Pakatuškės važiuojam žymiai tikrai greičiau. Aš netgi atlikau lenkimo manevrą, kurių daugiau nepamatysite, nes mes realiai su Dovilė buvom visą laiką gale, bet svarbu dalyvauti. Dabar nesvarbu, kuri vieta, pirmas kartas, tai svarbiausia yra sudalyvauti. Labai pasisekė, kad Enduro fiesta vyko Ruklos poligono teritorijoje, nes iš tikrųjų, žinokit, vaizdai tai buvo be galo gražu. Čia buvo galima mėgautis visų tripukų, bet gaunasi taip, kad čia nėra legalu važinėti be sutikimo pačio poligono, tai dabar ten jie buvo suderinti ir dėl to mes turėjom tokią puikią progą pasidžiaugti visais šitais keliukais, vaizdais ir panašiai. Viso važiavimo metu, kaip galima matyti, mes šiaip neskubėjome, važiavome visiškai nesportiniu tempu, tam, kad per daug nepavargti, nes mes žinojom, kas mūsų laukia, kad bus visokių pliurzynų ir kemsynų, kur klausimas, kaip mes tenais greitai iš jų išsikapanosim. Tai taupėmės jėgas ir gerai, kad mes jas taupėmės, nes po to mums jų belekai prireikė. Aišku, norėčiau aš čia sukelti visą maršrutą, bet bus pirmas dalykas neįdomu žiūrėti, o antras dalykas, žinokit, ten kas vyko po to tose pliurzėse, tai viską atstoja. Viso turiu 6 valandas medžiagos, tai jūs galite įsivaizduoti, kiek mes laiko važiavom. Ir kaip mes tenai suvargom ir vargom. Žodžiu, va kaip matote, labai daug gražių keliukų buvo, gražus vaizdas, geras oras, žodžiu, pasaka. Bet po to tai, žinau, baisu. Itin daug makalavom kojom, kad parodyti, į kurią pusę sukti ir dar daugiau makalavom kojom, kai reikėjo mums iš tų visų pliurzių išsivažiuoti. Ir štai čia matome pirmąjį sukimą į hardo trasą ir ties čia mūsų keliai išsiskiria ir
pati pradžia Hardo buvo, nieko tenai sunkaus nebuvo. 1 valanda, gal net 2. Aišku, mūsų tas greitis buvo nedidelis, tai dėl to taip ilgai tos valandos ir ėjo. Valandos ėjo greitai, bet mes tiesiog ilgai jas važiavom. Žodžiu. Tai va tokiais keliukais ganėtinai dažnai važiavom, kur mes galvom, mūsų pakatuškės rimtesnės. Bet po to privažiuodavom ir šiek tiek didesnius iššūkius. Pradžioje labai džiaugiausi, kad buvo nemažai vietų, kur jau buvo pravažinėta ir buvo matomos trajektorijos. Tai rinkomės tokias vietas, kur jau važiavo kiti, kad būtų paprasčiau mums, bet buvo vietų, kur buvo taip išvažinėta, kad galvoju, nesąmonė, kodėl mes iš viso čia turim važiuoti. Dar kuo galiu pasigirti, tai savo kompanionę. Ta prasme, galvojau, kad mes tiek daug turim ištvermės ir jėgų ir stebėjausi, kiek mes tos mocus kilnojom ir kad buvo ir mažų kliūčių kilnojom, ir didelių kliūčių kilnojom ir ant pačio galo po tų 5 valandų važiavimo ir mes vis tiek dar juos kilnojom. Aišku, buvo ir vyrų, be kurių būtume neišsivertusios, bet šiaip tais sakėm, būtume kažką sugalvojusios galiausiai. Nebūtų taip, kad paliktume tuos mocus. Vis tiek. Iki sutemų būtume mes tenais važiavusios ir būtume davažiavusios. Dar šiek tiek pasigrožėkime, kaip visgi pas mus toj Lietuvoj gražu. Ir medžiai gražus, ir krūmeliai žali. Ir čia tas vaizdas pastoviai kintantis, kad ir daug tų lygumų, bet vaizdus, ką turim, tą turim. Tikrai pas mus labai, 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 labai gražu. Buvo, kas į Hardą važiuoja su soft tipo motociklais, tai aš manau, jiems buvo didžiausi iššūkiai, bet jiems taip pat sunku, kaip mums buvo. Jie galbūt daugiau jėgų turėjo tos mocus kilnot, nors mūsų ir lengvesni, bet visgi moteriška jėga netitinka tai vyriškai. Aišku, nesakau, kad pas visas moteris taip, bet vis tiek. Gavosi taip, kad ir nepavalgėm, ir pykom jau ant visko, toksai daug iššūkių reikalavo visas šitas mūsų enduro pasivažinėjimas. Buvo ir tokių keliukų, kur tiesiog reikėjo manevruoti tarp medžių. Viskas labai labai suspausta ir tiesiog bandai pralysti ten tais keliukais. Tai čia tikrai labai džiaugiausi, kad buvo jau ir provėžos padarytos, jeigu ir ten buvo kažkokių šakų, šakelių, jos jau vis tiek buvo šiek tiek apskainėtos. Tai daug iššūkių nereikalavo šita vieta, bet tikrai labai labai smagiai atrodė. Niekada nebuvau smėlynų fanė, nes visą laiką gaunasi taip, kad keičiantis frakcijai keičiasi ir važiavimo stilius ir galvojau, kad čia smėlis yra iššūkis, bet visgi išsiaiškinau po šito Hardo, kad nepatinka man molis, o smėlis yra pats tas, imk ir važiuok. Čia galima skaityti tą pirmąją tokią šlapesnę vietą, kur nebuvo tiek daug to sunkumo, tiesiog buvo pliurzė ir va čia štai matote, ką mums reikėjo pravažiuoti. Per apačią? Tai man Pačioj pradžiai buvo tiek daug entuziazmo, galvojau, o Dieve mano, užfiksuosiu viską ir įsikelsiu į istoriuką. Tai ne, tai čia tik tai vienintelis videkas, kurį padariau ir daugiau aš nebenorėjau to telefono išiminėti iš to kodloko ir tiesiog norėjau išgyventi. Ne. Liuks. Oho. Tu rimtai nemačiau tai. Buvo ir štai tokių keliukų, kur atrodo esam vidury niekur. Tiesiog kažkokiuose čia smėliuotose keliuose važinėjam ir labai žavingi maršrutai. Jūs patys pažiūrėkit.
tikrai labai gražu. Vietas, kur tenka pasikeikti, tai užmutinsiu, tam, kad nei jums, nei man nebūtų net smagu. Gana dažnai tekdavo pervertinti savo galimybės ir užklimti arba užstrigti tokiose vietose, kur atrodo nesąmonė. Čia, pavyzdžiui, ant šakos pasikabinau. Tiesiog per mažai gazo buvo, būčiau peršokus ir viskas. Tai po to atėjo Dovilė, mane iš biškelį išjudino ir visgi pavyko man čia įveikti tą kliūtį, bet, tokių, kvailų situacijų tai buvo ir, aišku, tai yra patirties toka, bet jau nervas ant galo labai ėmė. O štai čia atvykome į Durpyną. Čia pusiau pelkė, pusiau durpės, žodžiu, žinokit, motociklai tai čia buvo paskendę ir ačiū Dievui papuolėm ant labai normalių vyrukų, kurie pasakė, kur čia mums važiuoti, nes kitu atveju tai nežinau, jaučiu mes ten būtume pasilikusios. Ir be gazo pačiu pakraštuku, ten ir važiuok, jo, nes čia tai bagna pizda, čia visi klimpau, jo, čia pačiu pakraštuku ir tų medžių visų. Okay. Ten pelkė. Ačiū. Pačiu pakraštuku palėk viskas. Gerai. Wow. Varom? Galim. Tu, blėt. Nežinau dar. Aš pavargau. Gerai. Palauk, aš neužlipamuosiu. O dievuliu. Puikiai galit matyti, kiek vargom, ten tas taškelis yra Dovilė. Ir klimpom, bet labai smagu buvo. Štai čia sukaupiau visą drąsą ir buvo toks, jau bus kas bus. Ir pabandžiau sukti tą gazą ir jau tiesiog pralaviruot.
Mums pavyko. Молодец. Vyrai, pataisykit, nuotsą. Jausiu, kaip jau. Ir štai čia mūsų herojai iš Klaipėdos. Žinokit, jie mums tiek padėjo. Ta prasme, jeigu vien tokie vyrai Lietuvoje būtų, tai ta prasme, moterys taip ramiai savo gyventų, nes visur, kur tenais buvo bėdų, ėjo, padėjo ir, žinokit, aš jiems vis dar esu tokia dėkinga. Ačiū. Susitiksim dar. Galimai tikėjausi, kad daugiau neteks per tokias nesąmonės važiuoti, bet teko ir taigi mes čia vėl pasileidžiam į kelią. Į kelią, kuris kol kas atrodo labai gražiai, bet po to pasidaro nebe toks jau ir švarus. Kadangi renginys vyko poligone, čia mes prasilenkėm su čia dirbančiais kareivukais ir aišku, aš iš to per didelio jaudulio net užgest sugebėjau. Žodžiu, kaip visada. Tuoj. Gerai. Ir štai čia prasideda linksmybių ruožas. Pradėjau maltis per miškelį ir bandyti pravažiuoti iki keliuko, o keliuke laukia purvas. Daug purvo. Iš lėto leidžiasi saulė. Eik. Mumis ten kaskadininkas yra per visur, vaikas labai. Ten per centriuką galite matyti, kaip Dovilė paruošinėja mums kelią, traukdama visas šakas. Va čia tai moteris, jūs pasižiūrėkit, viską gali padaryti. Aišku, aš ėjau irgi patikrinti, nes, cekava vis tiek kažkiek, dešiniai vyrai guli. Žinokit, labai smagu buvo. Jūs važiuokit, mes paskui. Netaip toli ir nuvažiavom ir vėl susitikom prie pliurzių. Dažnai tekdavo vargti vargelį, šitas video pagreitintas yra 10 kartų, nes realiai, būdavo vietų, kur, atrodo, nebejuda moteris. Man per taip, ne? Jo. Biškį pasiversti, galiuką paduoti pasitu. Visas važiavimas pasirinkimų klausimas buvo, nes vienur vienoks purvas, kitur kitoks, kai kur smėliukas, kai kur durpė, kai kur šlapiau, minkščiau. Ir žodžiu, stebėdamas aplinkinius, tada bandai ir pats kažkokiu būdu pravažiuoti. Aišku, ne visada pasirinkimai buvo geri, bet priminėjom jų daug. Varysi.
Pravažiuosim? Jo, tik laikykis gazu ir viskas. Kairės? Kairė. Tiesiai? Jo, bet jau čia šaka didelė, reikia biškį gazą paduoti. Dar kartelį pasikartosiu, jūs pažiūrėkit, kokie šaunūs vyrai. Ir padeda, ir pataria, ir palaukia, ir pažiūri. Realiai, kol mes neįveikdavom kažkokios va tokios sunkesnės vietos, jie pabūdavo su mumis, nulėkdavo tolyn ir po to mes susitikdavom vėl pliurzėj, nes, pliurzėj. Viskas gerai. Jo. Bet aš ir tą šaką neperšokau. Mes tikrai bandėm išgyventi šičia, nes pažiūrėkit, draugė ant žemės vartosi. Aš tai nežinau iš viso, ką čia bandžiau padaryti, bet kažkokiais būdais visgi pavyko. Ir esmė ta čia, kad viena tokių paprastesnių vietų buvo. Dieve mano. Kaip matot, smagu buvo ne tik mums, vyrai irgi linksminosi iš mūsų neprofesionalumo, bet pažiūrėk, padėjo, pravažiavom, išvažiavom ir aš irgi jaučiuosi kaip čempionė. Prieš tai pavažiavom gal, nežinau, 100 metrų ir mes ir vėl purvynuose. Ir šičia toksai buvo jau daug reikalaujantis, manau, pravažiavimas, nes klimpom visi realiai. Ta gerai labai yra virvė. Palauk. Duoda. Nueik tu ten pažiūrėk.
Čia negalima parkuotis, atsiprašau. Negalima. Aha, aš ir nenorėjau. Ne? Nu, nepanašu. Bet gražiai žiūrisi bent. Nu, ne, šito nesimatė. Ir mane į šoną, ten prieki dar vienas ir viskas, ir stoviu. Trosą reikia. Per tą pusę realiai reikėjo tada važiuoti. Ana, tada turiu sveikatos iš Tu pailsėk, aš bandysiu atvažiuoti. Aš kažkodėl nusprendžiau, kad būtų labai protinga apvažiuoti man ten va šitą visą pliurzę ir važiuoti per kitą pusę, nes ir pačiai navigacijai ten buvo čiut toks nuvažiavimas į dešinę, tai aš pagalvojau, nu viskas, tikrai jau kitoj pusėje bus geriau. Reikia man išsikelt dabar. Laisva jums bus? Ne. Jau laisva. Aš suksiu iš palėto. O aš tada... Oi, blėt! Jau pavartam. Biškutį. Čiut. Atki. Traukiau. Nepajudėjom. Taigi grįžtam prie visų pasirinkimų ir sprendimų. Nu vis tiek, čia gal biškai paprasčiau buvo pravažiuoti. Aišku, be Dovilės tai čia be šansų, vat pavažiavau, nežinau, 2 metrus ir vėl pliurzinę. Ir tada vėl sprendi, kuria čia ta vėžė važiuoti, patikrini, ar čia tas gylis pakankamas ir bandai. Jeigu nematė mano praeitų videkų, man nelabai sekasi su rastais. Ir štai čia galite matyti, kaip stipriai man su jais nesiseka ir kaip aš pervertinu savo galimybės visas. Štai čia bandom apvažiuoti po dešinę matomą vandens telkiniuką. Ir aišku, pasirenkam ganėtinai šakotą vietą, ten visokių krūmų krūmelių ir mes vėl striksim čia. Žodžiu, tas mūsų strigimas nesibaigiantis ir atrodo jisai begalinis kažkoks. Kai pradžiai sakiau, kad mums ten teks makaluotis kojom, nu tai va, ir ropinėjom, ir klupinėjom, nu kažkokia komedija. Jau vienu metu atrodė, kad ta prasme, ką mes čia veikiam. Opa, stunk. Opa. Pabičiu. O čia... Užsigavai koją? Ne, ranką užsigavau. Mūsų tos dienos herojai pasirinko geresnį kelią ir jiems lengviau pavyko įveikti šitą ruožą, o mes vėl čia. Sveiki!
Ateik truputį man padėti, tikiu. Čia biškį priekį kilstels ir bus gerai. Aš žinai, kad iškelčiau. Tai čiut tik reik pakelt. Vai, protas, neškaptai. Reikėjo tuos keliu važiuoti. Dovilės motociklo gelbimo operacijos nepamatysim, nes man nusėdo gaupriukas, bet man šičia šiek tiek lengviau pavyko išvažiuoti ir žodžiu. Šitą ruožą įveikėm dar ganėtinai taip su minimaliais trikdžiais. Važiuojam paskui juos, nereikės. Važiuojam paskui juos. Ačiū. Taigi iki kitos artimiausios kliūties pasirinkom važiuoti su vaikinukais, nes jau tas nuovargis ir tas toks pastoviai nesisekė tiesiog. Ir toks atrodė, bent kažkas bus šalia ir bent jau žinosim, kad kažkiek galės padėti. Ir vėl noriu atkreipti visų dėmesį, pažiūrėkit, stovi, palaukia, pažiūri, pasako, kurią vėžę važiuot. Nu, auksiniai vyrai, vis dar negaliu patikėti, tikrai. Taip nuoširdžiai džiaugiuosi, kad pavyko mums su jais susitikti čia visam šitam. Pavažiavus geras 10 minučių paprastais keliukais, mes vėl pasivejam mūsų herojus ir sekam jų pėdomis, kaip čia pravažiuoti visus šitus, nežinau, provėžas, ar kaip čia pavadinti dabar. Nežinau, šitą nesąmonę žodžiu. Jau neberandu sinonimų visiems šitiem vaizdam. Realiai vėl esam purvyne ir dešiniai vyrukai neblogai užstrigę yra ir jie visi pro tenais važiavo ir realiai vis tenais ir užstrigo. Tai mes nusprendėm vėl pasirinkti sausesnę, bet labiau šakų turinčią trajektoriją. Dabar matote, kai mes įsivertinam ją ir bandysim neužilgo pravažiuoti visko. Oi! Per va čia. O kalbant apie nuovargį, tai mes net kojų nebegalėjom pakelt vaikštant. Ir mes, tai jau nebėra ko tikėtis, kad tie mosai mums krito, jeigu mes neperlipom per medžius pačias. O, kaip gražu. Žavu. Fone galite girdėti, kaip mūsų kompanionai bando išvažiuoti iš šito purvyno. Tai ir mes ties čia bandysim pačios per kitą pusę. Labai neskubant, kad vėl nenusirašyčiau ant kokio medelio ar šakelės ar kokio kelmuko, pradėjau judėti priekį. Tada teko pastebėti, kaip sekasi mano draugiai ir ar jinai vis dar gyva ir ar nereikia bėgti padėti. Tai visgi, matot, viskas labai gerai. Pati atsikėlė mums ir važiavom toliau. Vėl grįžtame prie pasirinkimų, matot vėžę, kuri šiaip yra be galo išmalta, nes vis tiek prieš mus važiavo tikrai nemažai motociklų, tai nusprendžiau, kad reikia kuo mažiau bandyti ją papulti, laviruoti per visus šitus medelius, bet Dovilė sako, aš noriu per purvą. Ir nebūtume mes purvo deivės, jeigu mes ir vėl neatsidurtume toj pačioj situacijoje. Na, žodžiu. Bet buvo smagu, jūs matėte, tikrai mums buvo smagu. Gal taip ir netrodė iš veidelių, bet galiausiai labai pasilinksminau. Reikia biškį priekinę trotą. Truputį simtą. Čiut. Da pafilmuosiu. Turėsi atsiųsti viską. Lauksim nuotraukų. Gali pafilmuoti, kaip tu trauksi. Čiut dar. Nu ir žinok, kojas važiuok toliau. Važiuok. Oi. O mes Oi. Čia pravažiuosime? Nu jo, aš čia pravažiavau. Geriausias variantas panašu. Nu bandyk jo kur sausiau. Nu, taigi ten. O, Dieve mano. Ačiū.
Kas čia užkliuvo? Ne, čia va kelmo. Nu, bandom čia. Toliau važiuot, sakai? Jo, nes čia mano draugai kol gal jūs kažkur klimpsit, bet neskubant. Bet čia dabar ir ten ir įsimokime. Susiskambinam po tavo to antro važiavimo, gerai? Gerai. Iki. Treneriukas dalyvavo enduro varžybose ir nusprendė po pirmo važiavimo pasiteiraut, kaip man sekasi. Tai žmogus net nesušilo, aš tiesiog bandau išgyventi. Tai jūs įsivaizduojat, kaip skiriasi, pavyzdžiui, kaip yra profesionalai ir kaip jiems easy yra. Ir jie stengiasi geresniam laikui, geresniam rezultatui važiuoti. Ir va tada yra tokios kaip mes, kurios pradeda ir tiesiog bando išgyventi vos ne visą laiką. Aš jau realiai visų telkinių bijau, kaip nežinau ko. Ir visais būdais stengiuosi kuo būt toliau nuo jų, kad tik tais netyčia nepapult ten. Čia tai jau pati nebeiššifruoju, ką sakau, atrodo, jau pradėjau poterį šnekėt, kad tik tais gautųsi važiuoti. Užmetė ratą? Užmetė tave? Ten kaip pret paslydau, pabus susitrenkiau. Ką? Petį? Ką? Kinu, Šitą. Man sakos, paslydau kaip lyna. Po paskutinio batono per šakas nusprendžiau, kad reikia šiek tiek adekvačiau ir atsargiau pervažiuoti jos. Tai va, gaunasi, kai labai pasistengi ir mano kolegijai viskas puikiai pavyko. Žodžiu, viską reikia daryti su protu. Jeigu nemoki, reiškia neskubėti. Ne kartelį buvo neapsieita ir be prasto orientavimosi navigacijoje ir tekdavo ir apsisukti, ir sugrįžti tuos pačius keliukus, kur ten reikėjo nusukti. Dėl to šitas, manau, suvalgė nemažai laiko, nes gaunasi taip, kad nemokam jokių fintų, kaip greitai padaryti apsisukimą, ten tos mocus tasyti ir, žodžiu, patys matot, nesam pačios greičiausios trasoj tikrai. Čia mes jau grubiai važiuojam 4 valandą ir jau ties visomis kliūtimis atsiranda kažkokia baimė, kad vdruk vėl krisi arba vėl nesigaus, tai visur teko jau net nesąmoningai prilėtinti ir tiesiog bandyti saugiai ir stabiliai išlaviruoti. O štai šis ruožas man šiaip labai patiko, nors ir buvo ir pliurzių, ir šlapiau, ir tokių ganėtinai neaiškių vietų, bet buvo visai galima matyti, kur patogiau važiuoti, kur lengviau kažką apvažiuoti. Tai va čia buvo labai smagu, nes tikrai daug nereikalavo nei jėgų, nei kažkokio neatrasto ryžto ištraukti iš tenais, kur mes jo nebeturim. Žodžiu, va šita atkarpa tikrai buvo labai labai gera. Ir belekiant mums mūsų maršrutų, mano draugiai atsitiko nelaimė ir kadangi buvo kritusi, jai užsilenkė pavarų kojelė ir nebepersimetinėjo pavaros. Taigi, jinai turėjo tik tais porą pavarų kuriam laikui. Oi, soriuk, čia tau jinai čia užsilenkė? Aš nežinau, kaip jie ten atlenkti. Man tik iki 3 bėgio ir su 3 bėgiu tu lėkiu aš. Kur tie mūsų berniukai? Arba iš tikyčio galim... Va, į šitą apsaugą. Čia, žinai, galiu nulaužti, tai paskui.
Pabandyk paimginėtus bėgius į viršų. Nu, nelabai eina. Gal netraukim? Va. Gerai. Tai kas? Nu, jeigu matysi, kad neliukiu, tai žinok, kad tik 3 bėgius turiu. Reikia bernų klausti, nes mes tai neparemontuosim. 10. Ir štai lėtai, bet užtikrintai mes pajudėjome link tolimesnių kliučių ir spėkit, kada važiavom. Ogi dar vieną kažkokią nesąmoningą pelkę. Ar kas čia kaip pavadinti? Nu va, pasižiūrėkit patys. Nu? Palauk, ne, aš koją. Ai, koja? Tiesiog koją. Fok tave atgal patrauk. Nu, bandyk. O tas neatsilenkė mano pakojis. Eik tu savo. Kur? Palauk. Palauk, aš biškį Va, nu? iš kažko. Čia atsargiai. Čia galima pradėti galvoti, kad mes nebemokam su sankaba elgtis. Ir gal taip mes nebemokam su ja elgtis, bet šita problema po to bus vis dažnesnė, nes kažkas nutiks Dovilės mocui ir jisai tiesiog nebenorės tą palį veikti. Kur tau čia, blėt, nesulus? Tas motociklas. Tada aš pradėjau galvoti, galbūt būtų verta ieškoti kito pravažiavimo, bet čia neatrodė man irgi labai gera idėja. Nors po to gal ir būtų buvę čia geriau, nu žodžiu, nežinau. Aš važiavau ten pat ir irgi klimpau, nu tai have fun, tiesiog žiūrint, kaip mes vargstam. Realiai su šia kompanionė galėčiau absoliučiai visur varyti, dalyvauti, nes jūs pažiūrėkit, kiek žmogus atiduoda savęs ir, nu, ta prasme, čia yra nerealu ir aš taip džiaugiuosi, kad mes kartu važiavom, nu, žodžiu, 10 iš 10. Aišku, nenoriu labai girtis, bet Dovilė man irgi sakė, kad aš esu puikiai kompanionė ir kad su manim varys ir į kitas užduotis. Tai mums dabar teliko šiek tiek daugiau patobulėti, būti čiut greitesniems. Ir va, prašau, mes tikrai kada nors įveiksim visą tą enduro. Šiek tiek gavom pailsėti ir pasidžiaugti visai smagiais keliukais. Vat ir vėl mes čia važinėjom tarp medžių, per ganėtinai sausas vietas, kaip matot patys. Tai tiesiog čia realiai ilsiesi, nes jau mes supratom, kad nesibaigs gerai šitas visas važiavimas, nes čia atrodė visos tos kliūtis, nu jos nesibaigiančios tiesiog. O kai aš pamačiau šitą balą, buvo 2 mintys. Arba krisiu, arba bus
kažkas labai įdomaus. Dar Dovilė nusprendė eiti patikrinti ją, o aš tiesiog galvoju, aš noriu namo ir aš tiesiog važiuosiu tiesiai per ją, nes jau man atsibodo čia viskas. Tai gerai, kad nevažiavau, aišku, gerai, kad Dovilė patikrino. Ir, palaukit toj. Dar nespėjau pasistatyti motociklo ir jau girdžiu Dovilė pareina, tai dabar stebėkit. Pizda, jeigu paskandinu, palauk, biškutį laikai? Jo. Viską nufilmavau? Man atrodo. Shit. Idealus motis. Gerai, dabar reikia mums išsistumti. Ne, dabar jį reikia. Va, neutralą. Palauk, reikia. Kur, kaip. Palauk, aš pabandysiu šikną. Tu palaikyk priekį, kad ne... O aš panešiu. Ne, negerai tai panešti. O tu tiesiog... Ką man daryti? Bet jis įsveria. Nu? Mes... ten gilu. Bet jau koks skirtumas, Dovilė. Tu jį laikyk, aš bandau... O tu pajungi į laisvą? Jo. Kodėl jis nieko? Įsiurbė jį. Man ir taip yra buvę. Palauk, savo tą getą darysiu. Nu, aš ir bandau. Opa. Gerai. Palauk, pasuk vairą į tą pusę. Gal jau ten eina pralysnė. Ne, pamiršau. Tas vyras buvo teisus, reikia eit vaikus gimdyti. Nu. Palauk, leis biškį patupėt. Aš nebegaliu kalbėti. Taigi, vargais negalais mes tą motociklą išsitraukėm iš tos balos ir kur buvę, kur nebuvę, atvažiavo mūsų kompanionai. Štai! Nu, žodžiu, mes be jų niekur, jie be mūsų irgi matom, nelabai nori kažkur važiuoti. Tai kur kažkurie prilėkė, ten kiti kažkur užstringa. Nu, tai tokia tandeminė čia visa kompanija. Va, sugalvojo normalesniu keliu važiuoti, paėmė normaliai žmogus ir pravažiavo. Beveik. Nu, tai šiaip, tai žinokit, dabar, kai žiūri, tai juokinga ir smagu, bet tada, kai buvo baisu ir toksai atrodė, kad, nu, žinokit, belekas.
Pavažiavus toliau vėl nutiko miskomunikacija su navigacija ir teko vėl apsisukti ir važiuoti tolyn, nes, žodžiu, jau pavargom ir jau, nežinau, atrodė visos jėgos apleidinėja po truputėlį. Vyrukai mus vėl apsilenkė ir mes važiavom tik pro jų paliktas dulkes, bet galiu pasakyti labai neilgam. Abidvi guli. Čia jau matome nebe mūsų kompanionus. Šie vyrukai važiavo su softais, su tenerėm ir yra įspūdinga, kaip turėti tiek drąsos važiuoti visur su tokiais softais. Ir aš dar pagalvojau, pamenat Videko pradžiai, kur ten bandė per tą duobę prasistumti? Aš manau, kad čia buvo jie. Nu, labai būtų tikėtina. Aišku, jie mums tiek nepadėjo, bet kaip matėm, kad ir kiti straglino, tai kažkaip biškai paprasčiau mums pačioms buvo, man atrodo. Nu gerai, bent jau man tai tikrai. O, Dieve mano. Kur mano draugė? Kas? Kiek tau kur liko? Nežinau, turbūt nelabai. Nelabai. Ai, na. Net palenku čia nieko nebėra. Nu, bet nebetoli lyg čia. Nelabai. Ateinu ir aš pas tave. Gal. Sako, ten yra tenai. Ką darom? Užkurk tu. Blondinės nebūtų blondinės, jeigu nevažiuotų į Pakatuškes ir visus renginius su gražiais nagais. Ir kažkuriam video sakė, kad tokioms kaip mes reikia būti namuose ir gimdyti vaikus. Tai kartais pagalvoju, gal, bet po to pagalvoju, nebūtų taip linksma. Ir nežinau, kaip tie vyrai, kurie komentuoja po visais video, bet mes bent jau turėsim ką papasakot savo anūkams. Ką mes nuveikėm ir kokios mes kietos esam. Jėgų nebėra. Gerai. Man atrodo, mes jau pavargom. Ja, aš tai jau čia prigulčiau miegą. Kai tas vaikinukas pasakė, kad prigultų miegą, aš galvoju, aš senai niekam nenorėjau taip pritarti, kaip dabar jam. Jo. Biški bedelė su benzu. Nu, Nedavažiuot. jau kas stumsiu atgal. Pirmiausia, organizatoriai stebėjosi, kad mes važiuosim į Hardą. Tada su visais, su kuo susitikom, sakydavo, ką, kodėl jūs čia važiuojat? Ir jau galiausiai, kaip paskutinius kartus klausė, ar mes važiuojam Hardę, aš pati galvojau, kodėl mes čia. Bet šiaip galiu pasakyti, kad kai bus Enduro fiesta rudeninė, tai tikėtina, kad ir vėl į Hardą norėsim važiuoti. Tik jau būsim kuro pasiemusios, jau būsim pasiruošusios. O, viskas. Baigęs kuras? Ne, nežinau. Viskas. Motorą gal užką?
Nesikuri? Starteris sugedo. Aš realiai savo treneriuką turėčiau įsivesti į emergency kontaktus, nes aš iš karto galvoju, paskambinsiu jam, jisai pasakys, ką daryti. Bet mano nelaimiai, tenais ten labai buvo ryšio, niekam aš neprisiskambinau. Ir teko mums ten po to toliau ropinėtis, užkūrėmės tą motociklą. Bet kaip ir sakiau video viduryje, kad turėsim bėdų mes su to starteriu, tai ir turėjom, ir nemažai. Tada štai čia mes matome. Nežinau, ką mes čia matome. Aš nežinau, kas čia. Čia yra nesąmonė. Katastrofa. Dovilė įsmigo į tą purvą. Nu, žinokit, aš žiūrėjau ir aš galvoju, kad aš tiesiog nebežinau, ką daryti. Ir aš norėjau, kad mane su helikopteriu išgelbėtų ir parvežtų namo. Apie maistą aš jau net nebegalvojau. Aš tiesiog galvoju, noriu pailsėti bent truputėlį, nes čia nesibaigė tiesiog niekas. O primeskit, kur mūsų kompanionai. Ten po dešinę. Jie irgi užstrigę, užklimpę. Nu, žodžiu, komedija. Vo, puikiai. Gestais pakomunikavom su savo kompanionais ir ėjom tikrint mes ten tą visą pliurzdynę, kaip čia būtų adekvačiausia pravažiuoti. Čia nusprendėm, kad pervarysime vieną motociklą, po to pervarysime kitą motociklą ir, kaip matot, nelengvas čia tas pervarimas, mes čia ir nešėm, ir kėlėm, ir stūmėm, nu žodžiu. Aš žiūriu ir dar negaliu patikėti, kad tokia avantūrai buvom pasirašysios ir aš negaliu patikėti, kad vidinis balselis sako, Greta, važiuosim dar kartelį, tikiuosi. Nu, žodžiu, belekas. Ir mes vėl grįžtame prie starterio problemos. Nesikūrė tas motociklas, bet mūsų herojai šios dienos pagelbėjo, bandė užstumti, užkurti, užspirti. Žodžiu, darė viską, kas įmanoma. Bet vis tiek, reziumė jau ten tam mocui tik atvėsus, tas starteris geriau veikdavo. Jūs manęs neklausit, kaip tai veikia, aš nieko nesuprantu. Nežinau, mano laimiai ar nelaimiai galiausiai nusėdo visos mano GoPro baterijos. Nu, šiaip normalu, nėra ko norėti, kai 6 valandas filmuoji viską iš eilės ir tikėsi, kad įveiksi maršrutą greičiau negu šiaip turi įveikti. Tai aš hardo nepabaigiau, mane susirinko, nes pas mane ten jau su kuru buvo Amen, o Dovilė prisijungė prie šitų vyrų komandos ir jie finišavo. Tai realiai, kas buvo liūdna, kad jie finišavo ir jau nebebuvo nei organizatorių pasilikus, nieko. Aišku, aš suprantu, kad mes labai ilgai užtrukom, nu bet vis tiek toks buvo, sakė, nelabai jaukus dalykas, kai grįžti ir ten tuščia. Nu bet, yra kaip yra. Aš tai iš viso mane parsivežė, susipakavo, aš norėjau paverkt, nes nefinišavau, bet suprantu, kad aš jau ten tą mocenų niekaip nebūčiau, turėčiau stumti ant tą 10 likusių kilų, tai irgi būtų buvus katastrofa. Tai vat, tai tiek žinių, ačiū, kad pažiūrėjot, pabuvot su manim ir su Dovilė. Ir nežinau, like, subscribe ir bye, susitiksim kituose videkuose.